Viskas, ką jūs išgirsite šioje laidoje, yra atliekama profesionalų arba su profesionalų priežiūra. Todėl ZIP FM primiktinai reikalauja nebandyti pakartoti ar atkurti šių efektingų laidos pasirodymų, kad apsaugotumėte save ir kitus. Taip pat laidos metu galima nenormatyvinė leksika ir necenzūriniai žodžiai. Silpnų nervų klausytojams nerekomenduojama klausytis radis. Taip, negarsiai. Tik be emocijų. Norėčiau, kad pagrotum pas mane klube. Primena kažką. Ką? Norėčiau, kad paglotum. Gal norėtum kokių? Sau. Alio. Alio. Sveikas. Sveikas. Andriau? Jo. Užsiėmęs? Nelabai. Ką veiki? Šiaip, sėdžiu čilinu. O čia kas skambina? Mantas mano vardas. Mantas. Tu didžėjus? Jo. Klausyk, norėjau pašnekėti su tavim. Apie ką? Iš tikrųjų, atidarau, kaip jau atsidarė tokia vieta Vilniui su kolega. Ir mes, žinai, norim muzikinio formato, muzikos biškį. Jo, ir ką siūlot? Tu mums pasiūlyk, mes tada pasiūlysim kažką tam. Mums reikia muzikos. Kokios būtent? O ką tu groji? Viską, kas papuola. Žodis viskas, man tai nieko nereiškia. Palabiški. Čia žiūrint į žmonių poreikius. Kad žmonės klauso, tai ir leidžia. Kas tau yra viskas? Visokia stiliaus muzika. Palauk, kolego paklausi. Tu supranti apie ką jis? Ne, nesuprantu. Ką jis turi minėti? Tu groji rusišką? Ką? Rusišką groji? Jeigu reikia, galiu ir rusišką pagroti. Mums reikia rezidento. Reikia rezidento, kuris grotų viską, ką mes norim. Supranti? Jo. Kadangi, kad dirbsim kasdieną, bus skirtingi vakarai. Penktadienis bus skirtas popsūchai. Penktadienį daugiau techno. Ketvirtadienį kviesim studentus, tai bus rusiškas muzonas. Kapiš? Tai supratau. Gerai. Kiek kainuoja tavo gigas? Žiūrint, kur groti, kiek valandų, nežinau. Vilniui nuo 10 iki 4. 6 valandos. Kiek pinigų? Nežinau, kiek siūlot. 200. Tu nieko nežinai. Tai tu ką nors žinai? Palauk, 200. Reikia iškart pasižiūrėti, kokios ten. 200. Reikia šiaip pasižiūrėti, ten kokia aplinka ir panašiai. Sakau, 200. Nežinau, reikia pagalvoti. Kiekvieną dieną po 200. Įsivaizduok. Kaip tai kiekvieną dieną, jeigu tu sakėt, kad penktadienis. Tai sakiau, dirbam kiekvieną dieną. 400 grotuvai. Gaudau USB. Tu groji iš kompakto ir iš USB. Iš kompakto. Tai tu senamadiškas, ne? Kodėl senamadiškas? Man tai patogiau. Vilniui nieks nebegroja iš kompaktų. Tai blogai daro. Nieko atvažiuosi, pakeisim. Jo. O klausyk, kaip tu apsirengęs? Koks tavo apsirengimo stilius, nes pas mus yra dress kodas. Ko tu žvengi čia? Oi, aš apsirengęs, tai žinau, taip dabar guliu su raudonais triusikais. Ir galvoju... Ką, tu gėjus? Ne, aš dabar guliu su raudonais triusikais. Tu gėjus, klausyk? Ne, aš kaip tik netyčia jungiau ZIP FM ir žiūriu čia, aš kalbu. Tavo akis raudonas. Kodėl tavo akis raudonas? Čiu. Labą dieną, radistai. Tu rūkiai, šolė? Palauk, kodėl tavo akis raudonas? Mano akis? Ne raudonas. Ne, man tavo akis raudonas, ką tu darei? Nieko. O man atrodo, tu verkėjai, nes tu pėdikas. Kaip ne. Oi, labas, sveikas gyvas. Labas.
Tave užregistravo draugai ir mes tiesiog pabandėm tave šiek tiek pralinksmint, pakviesti klubą, kuris neegzistuoja. Aš supratau. O bet tu moki iš karto žaisti, jisai iš karto sako, aš tu raudonais triusikais. Ne, jisai suprato, kad čia... Na, aš supratau, tai Jo, sakau, bet moka fain. sužaisti. Žinai, aš taip atsisėdau, atsidariau lūčią, žinai, galvoju, įsijungsiu Zip FM, žiūriu pystą, aš čia kalbu, galvoju, zaivys. Nu, nesikeik, didžiai. Toksai, žiūrėk, kai žinojo, kad nesuprato su ko šneka, toks Gražiai. buvo toks Aha. gerėtis, bijojo gauti per veidą, o dabar jis drąsus. Ne, nu šiaip. Vyresni žmonės taim kalba, turėtų Taip, būt mandagus. nesikeik, negalima keiktis tiesioginėme eterį. Jo, aš truputį netyčia čia. Gerai, Negalima. gerai, kad atsiprašai. Skanaus, viskas. Linkėjimai gero darbo klube. Iki.